Žalingą poveikį aplinkai kasdien daro ne tik žmogus, bet ir daugybė gamtoje esančių medžiagų. Štai pavyzdžiui, nafta yra gamtai viena pavojingiausių ir daugiausiai žalos darančių medžiagų. Siekiant suvaldyti klimato krizę, yra ieškoma įvairių būdų, kaip užkirsti kelią naftos patekimui į atvirus vandens telkinius. Daugiausia žalos nafta gali pridaryti didžiųjų katastrofų metu, kuomet į jūras ar vandenynus išsilieja dideli kiekiai šios medžiagos. Tačiau ne ką mažesnė problema yra kasdieninis naftos patekimas į atvirus vandens telkinius. Dažniausiai vis tik mes susidurime su naftos teršalais, kurie patenka netokiu drastišku ir dideliu kiekiu. Tai pavyzdžiui, naftos teršalai, kurie išvarva iš mūsų automobilių ir patenka į atvirus vandens telkinius kartu su lietaus vandeniu. Tada šitie naftos produktai, jie taip pat dėl naftos produktuose esančių toksinių medžiagų daro žalą jūrų ir kitų vandens telkinių faunai. Tai yra, dėl to žūsta žuvys, kiti vandens gyvūnai. Bet dar viena labai didelė žala, į kurią reikėtų atkreipti dėmesį, tai yra, kad naftos dėmės plūduriuojančios vandens paviršiuje, jos nepraleidžia saulės šviesos ir jos negauna fitoplanktonas. Tai yra dumbliai gyvenantis paviršiniuose vandens sluoksniuose ir dėl tos priežasties tas fitoplanktonas negamina deguonies fotosintezės būdu ir naikina anglies dvideginio, tuo būdu didėja šiltnamio efektas. Dažnai einant į parduotuvę lietaus pradžioj galime pastebėti naftos dėmes plūduriuojančias, tekančias kartu su lietaus vandeniu. Tos naftos dėmesios yra tokių įvairių spalvų, kaip kokia vaivorykštė. Bet vaivorykštė danguje, aišku, jinai mus džiugina, tos naftos dėmės vandens paviršiuje džiugina mažiau. Tai norint išvengti šito užterštumo, reikalingi mūsų naftos skirtuvai. Naftos skirtuvai yra požeminiai rezervuarai. Jie yra užkasama po žeme ir dažnai žmonės net nežino, kad tokie įrenginiai egzistuoja. Čia tokia paslėpta inžinerinė infrastruktūra, kuri atlieka labai svarbų darbą. Pirmieji naftos skirtuvai buvo vadinami API skirtuvais ir tai buvo labai dideli, bet dažniausiai betoniniai rezervuarai, kuriuose nafta atsiskirdavo gravitacijos principu. Reiškia, kadangi naftos produktai yra lengvesni už vandenį, tai dažniausiai, jeigu lauksime labai ilgą laiką, tai naftos dalelės atsiskirs dėl gravitacijos, dėl lyginamojo svorio skirtumo, tačiau bėda yra ta, kad miestuose nėra vietos ir nėra galimybių statyti tokius didelius rezervuarus. Ir todėl buvo ieškoma sprendimo, kaip padaryti, kad tie naftos skirtuvai būtų kompaktiškesni. Šiuolaikinio naftos skirtuvo tikslas yra kuo greičiau sustambinti naftos daleles ir jos tada sparčiai iškyla į vandens paviršių. Tai mūsų naftos skirtuvuose tam yra naudojama kolescencinė medžiaga, prie kurios naftos dalelės prikimba, kurį laiką užsilaiko, prie jų tuo pačiu atplaukia kitos dalelės, jos sustambėja ir tuomet labai greitai iškyla į vandens paviršių, kurios yra kaupiamos ir iš kur yra pašalinamos aptarnavimo metu. Tai naftos skirtuvai būna nuo 1,5 litro per sekundę, jie skirstomi pagal srautą iki 150 litrų per sekundę, tačiau esant poreikiu gaminami ir didesni. Mūsų naftos skirtuvai yra gaminami iš polietileno. Polietilenas yra perdirbama žaliava. Dėl to mūsų panaudoti gaminiai gali būti perdirbami ir žaliava panaudojama pakartotinai kitų gaminių gamybai. Taip mūsų gamyboje prisidedame prie aplinkos tausojimo ir taip pat galiu pasakyti, kad ir dalį energijos, kurią naudoja mūsų gamyboje, tai jinai yra iš atsinaujinančių šaltinių, iš saulės elektrinės, kur yra sumontuota ant mūsų gamybinių pastatų stogų. Šiuo metu pagal naftos skirtuvų panaudojimą, jų taikymo
vietas Lietuva nei kiek neatsilieka nuo kitų Europos šalių. Kadangi naftos skirtuvai atitinka tos pačius europietiškus standartus, kiekvienas mūsų naftos skirtuvas yra testuojamas pagal atitinkamą Europos standartą. Ir įdomu tai, kad jo efektyvumas yra toks aukštas, gal čia nuskambės kaip pasigyrimas, bet per testavimo, per tas 3 minutės ar per kelias minutės, kiek vanduo išbūna mūsų naftos skirtuvė, naftos kiekis sumažėja 850 kartų. Tai tikrai šiuolaikiniai įrenginiai, jie duoda tokį didelį efektyvumą.